Buvau čia netoliese, galvojau, užgersiu kavos kažkur šalia. Aš esu prie to Central Savai prekybos centro, kaip Akropolis. Galvoju, užeisiu, gal kažkaip ten paklausysiu kalėdinės muzikos, pabūsiu kalėdiškoj dvasioj, kaip mes įpratę, tai nelabai dar pasiilgau šito dalyko. Nu, kažkaip neatrodo labai logiškas, bet pavalgiau pusryčius, visai skanu, bet reikia štai įsisąmonint, kad šitas vakarietiškas maistas, jis yra netitinka kainos santykių, atitinka tiesiog neverta jo valgyti, nes jis brangesnis ir toks vis tiek, sau. Tai šiandien planas apvažiuoti salą. Kažkaip vis važiavom, tai iki pietų Lamai, tai visos kaip ir neapvažiavus, į Kopanganą nevarom, nes reikėtų gal žodžiu išvažiuoti anksčiau biškelį. Kažkaip 9 išvažiavom iš viešbučio, tai kol nusikelsiu, kol ką, kelias valandos, tai nežinau, gal bandom apvažiuoti šiandien salą. Pirmą stotelę, kažkokią undinėlę statulą. Atvykom į tą restiką, kur anąkart užlijo. Tai mažytė ta sala. Aš galvojau, kad taip važiuosim, sustodami nuo ryto iki vakaro, tai ne, mažytė. Nors viena didžiausia ar ne didžiausia. Didžiausia gal sala, tai mažytė. Bet graži. Gal kokį žodį mamai? Sveiki, čia Santa Marijus. Kai būna Santa Klausas, tai Santa Marijus. Gal 4 kartą šitam turgui būsiu. Noriu valgyti, eisiu privalgyti. Visi atvarom čia, tai pavalgom ir nespėjau nufilmuoti. Tai šiandienos planas persivalgyti ir varyti į Muay Thai kovas šiandien, nes mūsų kovoja į tą, kur ėjom Samai salę, kovotojas iš tos salės. Tai va,
einam parodysiu, ką čia tam turgui. Tai pirmas patiekalas, net ne patiekalas, o valgymo principas. Valgymo principas yra toks pusiau bufetinis. Aš pasidomėsiu, kaip vadinasi tas pavadinimas. Tai čia yra visiškai vietinių dalykas, vis vietiniai ateina, valgo nebrangiai. Būna paruošti puodai. Ir tokis katilas mėsos. Makaronų vietelė, tai viską tokia mindė. Mėsą, kiaušiniai, kaulą ir ant makaronų. Tai čia vištienos kojų sriuba su vermišelis ryžiu. Čia yra, sakė, labai aštri žuvies sriuba. Šitas sriubos man neleido pasakyti. Čia green currys. Ir pasiėmiau katilą mėsos. Tada sėdi prie stalo. Ir va, yra pilni padėklai žalumynų. Valgo. Į kiaulę nuvirtą, kur jau visiškai drimba nuo kaulo, čia greivė, padažos. Kas mane nustebino, šičia yra... Čia yra baklažanai, baklažaniukai. Juos perkandus. Tokia, nežinau, ir jaučias kaip nesanokia baklažanai. Nice. Maisytė.จ่ายไว้นะ1,500เดือนนึงแค่นี้น้อยหมดละ1,500เลยนะจ่ายอ่ะวันหน้าก็เริ่มแล้วไม่ใช่เหรอ Pasipėlėm. อ๋อโอเคแบบนั้นเอาเลยแล้วแกเล่นมือเดียวน้องเข้าไปดูแล้วที่ถึงกันนั้นโอเคถ้าป้าไม่รู้เอาไว้ใจเราเสียเยอะขนาดนั้นพี่ยิ้มบอกเสียเยอะจังนั่นเลยพี่ยิ้มด้วยเหรอป้าเขียนเลขบัญชีมาแล้วหนูได้โอนให้ป้าได้จ่ายเข้าไปเอาจ่ายไปแล้ววะหนูก็ต้องให้เขาเลยใช่เพื่อนบ้านหนูก็ต้องโอนให้ป้าแล้วไงป้าหนูเลขบัญชีมาหนูโอนให้ป้าเป็นเรื่องของป้าจ่ายเขาแล้วมันเป็นเรื่องของเขา Yra raugintų daržovių. ป้าจ่ายตรงเข้าไปไงจ่ายตรงส่งไปเลยลูกชายลุงแชร์แต่คนนี้ไม่น้องก็พยายามมาไงเพราะว่าป้าแหละที่ต้องไหนโมนามันจะทำใช้มั้ง Krab. ไม่ดีแม่น้องกินข้าวแป๊บนึงนะเบ๊กมาหน่อยนี่ ไม่รู้เราไม่รู้เหมือนกันได้ค่ะไม่แกมาหรอไม่มาเขาบอกเขาไม่ได้อยากเข้ามาเขาบอกไม่รู้เอานี่เอาแล้ว Numeris tiek išalkęs, bet čia yra tas tikrasis comfort foodas, kuris išaukšta, viskas labai skanu, toks geras kaimas. Toks, kai močiutė paruošta, kai grįžtėm jau po šienavimo sezono. Jo, ten.
Valgiau tą kiaulę, bet vištos kojas dabar varau. Šiauriai aš pirmau. Reikia agurkų šaut, kad numuštų. 5. Kapunka. Reikia vandenuką. Šiandien labai skani, bet tai koją valgyti kaip vilkas. Tai tokia yra. Kaip medžio pasivalgyti. Watermelon. Watermelon? No? Cucumber. Tai gerai. Okay, cucumber. And this one. On top. Pork sausage. Up and down. Oh, tambah. Yeah. Okay. Vegetable salad with sausage. Yeah, the sausage. Yeah. But now I have 9 order before for you on the line number 10. It's about half hour. Can you wait? Pusę valandos. Tai galim palaukti. Tai suvalgyti, bet tada einam kažko kito. Okay. Okay. So we come But in. this is sausage. Yeah. Maybe I chicken. Chicken sausage. Oh, Sausage this is for- wild pork. No. No? No. Okay, tai tada kažkokį kitą noriu. Ready? Maybe chicken feet salad. Chicken meat. Okay. Okay? Taip, liežuviai ir skūros. Ir salotų. Dar turi pilvo. Pilvo turi. Bet nenori pilvo dabar. Paprašiau salotų, tai davė salotų. 2A4 formatą. Atsidedi. Liežuvis iš kuras. Kiausis. Ar kas čia? Kiausis, jo. Tas riebalas. Kardinėlis. Pusę kilo. 190 baht. 190. 190, okay. Pusę kilo mėsytės. Ar čia kiek sveria šitas? Tai pusę kilo. On salad, kiek? Kiek? Paprašiau salotų, tai davė salotų. 2A4 formatą.
Nieko, reikia palaukti tada su vištų, bet vilė, dabar pasiėmiau vištų kojų. Parodžiu. Celofaną, kada nutisit nuo vaizdo. Gerai, skanamus visiems. Tada varom į miestą į renginį. Į Muay Thai kovas. Norėtųsi vakarė pasipuošti, bet štai man 3 diena. Tai ta tokia švaros supratimas biškai keičiasi keliaujant. Kažkoks jausmas, kaip varytumėm į tūsę, kaip kokiam, nežinau. Tel Avive, tipo, dabar esu, toks jausmas ir varysim patūsim techno. Mes nevarėme Tadbunčia stadioną. Yra tokie 2 didesni stadionai, tas Tadbunčia biškai primena seną Kauno halę savo nuotaiką, nes mus pakvietė Saman treneris, kurį ėjom į Muay Thai, pakvietė, nes jo kovotojas kovoja. Jis ir trenerių dirba, bet kažkaip sako, noriu užsidirbti biškai daugiau pinigų, tai vėl grįžo į kovas. Tai jo, pakvietė mus ir nuvarėm pažiūrėti, kaip sekasi mūsų klubiokų.
sakai? And the winner is Red Hot. Nu, po vieną. Mūsų treneriukas eis popkorniuku. Mažoji Samanytė. Vieną liuko. Cheers. Baliavojam. Jisai maldaknygę atsinešė. Skaito iš maldaknygės. Tai būna tokių rytų, kada kava geriama ir pusrytis valgoma šalia 7-Eleven parduotuvės ant laiptukų. 7-Eleven arba lietuviškai 7-11. Pavadinimas turbūt oponuoja, kad nuo 7 iki 11 dirbanti. Dažnai dirba vėliau, iki vėliau, kitos ir visą parą. Tai tiem, kas keliauja, tiem, kas gyvena užsienį, tai viskas yra pažįstama, žinoma. Nepykit, kad kartojasi, bet tiems, kas mažiau keliauja, tai 7-Eleven parduotuvė tokia, kaip Lietuvoje gal mūsų aibė, tik modernesnė. Ir būna labai tokie kartais pabalansuota turistai arba užsieniečiai. Tai būna tokių visai plataus pasirinkimo prekių, bet man tai kuom patinka, kad labai skani kava. Tai skani kava ir yra karštų sumuštinių, kurios kepa kaip tose mūsų. Geras šitas zagatovkės karis, ryžiai su kiauliena, makaronai, jo, pilvas su kiaušiniu ir ryžiais. Ir gerai jos padarytas. Čia dar būna irgi visi šildomi. Saldžios bulvės pyragėlis. Diozą pašildo. Kiek čia euro nekainuoja. Krabų lazdukai kažkokie. Dešrelių, irgi visi šildo ant iešmelio, kur būna. Muštinių tai pasirinkimas va toks. Havajų picos,
Tai klasikiniai kumpių sūris, tada su čia šitas kokonat, čia saldus, carbonara, špinatai, su vištiena, dar burgeriuko. Ir pigu. Ir šiaip prekių pasirinkimas labai didelis. Ir jų yra labai daug. Tai kartais, jeigu tingi ten kažkur draskytis, ieškot, tai 7-Elevenas gelbėjimas. Ar pasimuštinės. Geriam aktienėlę su braškėm. Pamėgau šitos. ขอบคุณค่ะ Attention please Attention please Passengers going to Gotland at 9:30 Varom į Kopenhagą pafilmuoti. walk along the good way provided. Pafilmuoti pisovčikų, pajuodelių, nuodegulių. Приехал в Капанганску. Как reikia sakyt? Приехал на Капанган. Приземлился. Varom greit motopkę, pasiim keliom valandom ir pravažiuot drąsiųjų keliais. Kopangan sala. Ngang, man atrodo, yra Tailando kalba. Smėlio kažkoks kauburys. Tai senai čia, 1000 metų žmonės gyvena. Ir buvo žvejų kininkėlių sala, bet kažkaip 80 metais bekpekeriai keliautojai su kuprinėm iš Bankoko traukė į Malaiziją, jei neklystu. Ir kažkaip rado čia šitą salą. Ir tai po biškį čia jų daugėjo. Ir tais 80-90-aisiais mėnesienai kažkas tūsą padarė, ten iš kasečių grojo. Ir užsikūrė. Ten 2000-aisiais pikas prasidėjo. Tai žodžiu, čia atvarydavo ir tūsint hedonistinio tipo, bet paskui atsirado ir
jogos, dvasinio ilsėjimusi, mokymus ir taip toliau. Vieta tai tokia jinai ir padalinta per pusę. Dabar dar aišku ir visokių steroidinių sportininkų. Bet šiaip jo, atvaro chebra psichodelikos, tūsint arba kitą pusę atvaro medituoti. Toks idilio biškį. Suvaidini. Mažylė, tu mūsų šuo, bet reikėtų gerai išskalbti. O dar šuos turit? Viskas nebėga. Čia vandenuko. Mažylė. Turim gyventoją čia, aš miegu. Norisi dydžio, tai va tokio dydžio tarantulas. Tik kažkaip koja įsmetęs. Čia aš miegu. Čia tarantulas. Turim laiko biškutį. Dieną bandysim varyti vėl į gamtos. Nors ir saloj, bet čia vis tiek toks miestuko jausmas. Ir to eismo yra Kopanganė toks, kadangi mažesnė sala, ten jau asfaltas, smėlis visur, taip pat toks mažesnės salos jausmas čia, taip nėra, jinai mažai, kiek atsimenu, į Tailandę yra net didžiausia sala. Gal viena didžiausia. Tai jo, ar galima Tailandę apsieiti be motorolerio, ar galima keliauti su mašina? Galima, bet nerekomenduoju. Nėra infrastruktūros mašinai tokios labai, kaip mes įpratę. Parkingų reikia ieškoti, įsivaizduoju. Eismas užsikiša, nes visur prioritetas yra eisme, numeris vienas yra dviračių priemonės. Aikštės nėra šaligatvių. Yra ten tos mokymus, vaikščiojimo gatvės atskiros. Bet čia nėra labai pritaikyti. Tai nereiškia, kad neįmanoma. Tiesiog nėra labai patogu. O su motoroleriu visai kitas dalykas. Čia va tokiuose kraštuose jisai ir yra tas make sense.
daug žmonių, gal, jeigu visi su mašina būtų, tai čia nesibaigiantis kamštis. O eismas tai toks, aš manau, visur Azijoje yra ir Afrikos turbūt šalyse. Bet čia yra tas toks suvaldytas chaosas. Gal taip jį galima pavadyti. Ar logiškas chaosas. Viskas yra kažkaip bendro supratimo lygmenį. Vietname atsimenu pavyzdžiui, tik važinėdavau kontroleriu, tai visi pypina bet kokį veiksmą, ar nežinau, net ir prieš nusižiovaldami turi papypsit. Čia tik tai tau norėdami pasakyti, kad aš darysiu manevrą, tai turbūt lenksiu tave. Ir kai papypina, tai aš bandau įsivaizduoti, kad man nesako, jie traukis, o sako, brangus mano šalies svečias. Ar galėtumėt susimildamas apsisukti ir pamatyti, kad aš jis lenkiu. Tai maždaug tokiam lygmenį. Aš tai bandau įsivaizduoti. Vykom pas Kotryną pažiūrėti. Ką gera? Galvoju, jeigu rūkyčiau, kaip būtų. Tai tikrai neištverčiau. Gal tai pačioj kabinėj, kur buvau vienas pirmą ar antrą dieną paras. Ožiukų yra. Oi, ten tėtis dabar atsibudo jau. Va. Ai. Kai va. Turi mažus. Kitoks biški. Oi. Apa? Вот эти вот пару миллиметров. Priglausk. Iš priglaudęs. Mane eina jis ranką.
Labai miela, ne? O, darėme. Mokslas, žinėti. Šventa vėlia kokia. Čia net paukščiai nei vieno cypsėjimo nėra. Girdi? Taip girdžiu. Čia kokių vandenėlių. Pala, tu žiurkė? Kiaulė? Kiaulės. Man maniškis. Kleibojka, klikiškutis. Oi. Ai, bet čia tik tai kažkur vienoj vietoj buvo.คนดำอย่างเราใครเขาจะเห็นใจ จะทำชะไหนเพราะกรรมสร้างไว้ครั้งไรเล่า จึงต้องอับเฉาเงียบเหงาเฝ้าร้องโวยต้องเดินระโหยโรยแรงโยกเยกโซเซ เวรกรรมแต่ไรเปลี่ยวใจให้ว้าเว ดังลอยทะเลชีวีโยกเยตามคลื่นลมพร่ำคืนคืนคมเศร้าสมตรมหรือไทย โอกรรมทำไว้ไร้ความสุขทุกเช้าเย็น Ir ką, dėmesio nuvarėm į savo pirmą vakarėlį. Šiaip visiškai netyčiai. Iš skalbyklos grįžom ir prie oro uosto. Čia šalia mes šiaip koks 1,5 kilometro gyvenam nuo oro uosto. Ir reikia jį pravažiuoti ir būna sustabdo vieną gatvę, kol pakyla lėktuvas. Arba nusileidžia ir tada praleidžia. Ir ten tik pravažiuoja ir iškart prie oro uosto tokia kita gatvė buvo, palei upelį. Ir žodžiu, ten buvo tipo tuningo ir garso kažkoks vakarėlis, kur visi įsijungia tą patį radio dažnį, kurį transliuoja nuo scenos 3 didžėjai groja. Ir taip tūsina visi. Tai visai juokingai buvo. Visi biškai daro arba ten kepa mėsą, mergo šoka. Toks Tailando vakarėlis.
รถไฟรถตู้ขบวนขนเสียงปลายสาวครับครับขบวนหลวงตั้งเสือหยกครับวอสบอยสพโอ๊ตครับ